Labas, šitoje gydytojo Valerijaus Morozovo video paskaitoje sužinosite top 7 sprendimo būdus, kaip padėti savo nemigos atveju ir pagerinti miego kokybę. Video paaiškinsime, kaip šiuolaikinės technologijos veikia mūsų miegą ir kokie technologiniai sprendimai gali padėti mūsų organizmui gaminti serotoniną, lengviau pabusti ir jaustis aktyvesniais rytą. Ar tikrai knarkimas yra toks jau nekaltas įprotis? Pasekmes, apie kurias iki šiol net nesusimąstėte. Gydytojas papasakos apie kraštutinę knarkimo formą – miego apnėją. Ir kodėl šis sutrikimas gali būti būdingas ne tik vyresniame amžiuje, bet ir vaikams. Miegas ir alkoholis. Suprasite, kaip jis veikia gilųjį miegą ir autonominę nervų sistemą. Paaiškinsime, kaip rytinė kava gali veikti vakaro miegą. Miegas ir miego higiena. Ką svarbu žinoti kiekvienam, kad lengviau užmigtume, gerai išsimiegotume ir jaustumėmės žvalūs visą dieną. Na ir galiausiai gydytojas atskleis, kokie medikamentai gali prisidėti prie geresnio mūsų miego ir kaip teisingai juos naudoti. Na, o dabar žiūrime video, bet prieš tai spaudžiame mygtuką patinka, taip padėsite YouTube algoritmui ir pradedam. Geroji dirbtinė šviesa. Saulės šviesos lempos, ne dienos šviesos lempos, bet saulės šviesos lempos. Minimumas apšvietimo yra 10 000 liuksų į ten kažkokį ten kvadratinį colį ar centimetrą, neprisimenu. Dažniausiai jis pasiekiamas pakankamai arti, reiškia, pritraukus veidą prie šviesos šaltinio. Užtenka ryte 15-20 minučių tokios lempos, kurie patenka tiesiog į mūsų akis, į mūsų tinklainį ir sugeba sužadinti pagumburį ir padeda gaminti serotonino netgi be šviesos. Ne be lempos, be šviesos turėtų būti užrašyta, be saulės šviesos. Idealu yra, jeigu kas nors tą lempą įjungtų, dar mums prieš pabundant ir prineštų mums prie akių. Netgi tą šviesą, kurią mes gaunam pro vokus, jau žadina, jau daro mūsų aktyvesnius. Taip, tai visiškai neatstoja saulės ir toj pačioj poliarinės nakties sąlygom visiškai sveikam išlikti vis tiek nepavyks, bet tai leidžia išgyventi kur kas geriau. Tikrai yra įrodymų, kad tokie devaisai gali palengvinti simptomus, gali leisti mums greičiau pabusti ir pasižadinti. Paprasčiausias toks ūkinis pasiūlymas yra vonioj pasikabinti, kol vaikai išsivalo dantis, kol vyras nusiskota, jo labiau, kol žmona nusipašia naują veidą, ilgiausiai užtrunka prie tos lempos ir kažkiek mes jau pasisemsim. Tai gink dieve neatleidžia nuo prievolės pasigauti saulės šviesos dieną, bet pasijausti aktyvesniems tą pačią dieną iš ryto tikrai galima. Blogoji dirbtinė šviesa. Kaip ir sakiau, mažai yra toj civilizacijoje gerų dalykų. Tai yra ekranai, be kurių mes neįsivaizduojam savo gyvenimą. Ir mėlynasis spektras, tas, kurio yra daugiausia, ta šaltoji šviesa, stabdo melatonino gamybą smegenyse. Užtenka paprasto telefono prieš miegą, tam, kad visas tas serotoninas, kurio mes nepagaminam su saulė, bet jeigu mes pagaminom kažką su dirbtinė šviesa ar su saulė, būtų skaldomas ir nebūtų gaminamas melatoninas. Jeigu ir šiaip nėra iš ko gaminti melatonino, nes mes jo su saulė neprigaminame, tai paskutinius likučius skaldome su telefonu arba su planšete. Todėl absoliutus blogas ir tikrai reikėtų netgi įjungus tą, reiškia, yra toks režimas ekrano, kad be mėlynos šviesos, netgi įjungus jį, vis tiek reikėtų nustoti maigyti be reikalo telefonus po kokių 5 valandų vakaro. Kita problema, kurią atneša mums telefonai, planšetės ir kompiuteriai, tai yra per daug informacijos. Garantuoju, kad didžioji dalis jūsų dabar šalia dar to, kad klausotės manęs, dar yra atidarę kokią nors vieną arba kitą langą, arba šalia ką nors, arba dar maigo telefonu ir žiūrit
kol mano nuobodus balsas čia kažką plepa. Tai yra informacijos yra žiauriai daug. Jinai yra labai greitai, jinai yra per greita, jos apdirbti beveik nereikia. Sakykime, iki tol mes turėdavom skaityti knygą, pavyzdžiui. Taip, tai kol tu suskaitai, kol tu įsivaizduoji, kaip tai atrodo, kol ten viskas vyksta ir taip toliau, tai yra kur kas lėtesnis. Čia tau parodo trumpą filmuką, pavyzdžiui, apie kačiuką, tu pasijuokė, pasižiūrėdamas pusę minutės, vienas piršto judesiukas, visiškai kitos spalvos ir žiūrėk, juokingas filmukas apie ten kokį nors, nežinau, artimų rytų gyventojų, kuris ten juokingai krenta į ten kokį nors balą, ne? Arba ten žiūrėk, dar vienas judesiukas ir žiūrėk, ten kažkokie negero elgesio mergina per daug liekna rodo savo ten naujus drabužius ir dar kažką. Ne? Tai yra per labai trumpą laiką mes gaunam žiauriai daug informacijos, kurios smegenys netgi nespėja apdoroti. Kaip jau minėjau, tai yra netinkama šviesa. Ir dar vienas dalykas, kurie gadžetai mus priverčia daryti, tai yra mažiau judėti. Mums nebereikia kažkur keltis, žiūrėkit, tikrai vėlgi 100% didžioji dalis, jeigu ne visi iš jūsų, kada nors tingėjot išeiti į balkoną arba nusileisti laiptais ir pakviesti vyrą ar vaiką, bet skambinot ir sakėt, ei, klausyk, grįžk namo, ne? Arba skambini kaimynų ir klausai, ei, klausyk, tu namuose, ar galiu užeiti. Dar prieš 30 metų reikėjo pakelti užpakalį, nuo tik kaimynų durų, paskambinti durų skambutį ir jeigu jo nėra, grįžti namo ir nueiti dar po 15 minučių. Dabar kam to reikia? Dirba vienas pirštas, viskas, daugiau nieko. Maža to, tie telefonai ir visi ten tie Facebookai, Reelsai ir visa kita trumpi filmukai blogai kaip ir prieš miegą, taip ir vos pabudus. Nes vos pabudus smegenys dar lėtos, jos turi užsikrauti, jos turi pagaliau suprasti, kokia yra dienos paros laikas, nes jos saulės nemato, ne? Bet tos informacijos yra per daug. Reikėtų imti pavyzdį šiuo atveju iš gyvūnų. Kaip jie keliasi, ne, šuniukas mano atsikelia, aš jo kviečiu, aš jau stoviu prie durų trypčiu, jisai pasiražo, jis ištiesia priekinės kojytes, ten kažkas trakštelna, jis tada ištiesia galinės kojytes, kažką trakštelna, taip jis iš savo viso stuburiuką iškvietia, tik tada pradeda judėti. Čia iš lovos dar neatsikėlęs, čiumpi kažkokį daiktą ir pradedi žiūrėti, kas ten kur darosi ir kaip ten karas Ukraina ir dar kas nors. Tai aišku, visa mūsų diena bus sujaukta. Knarkimas, taip, apie jį šiek tiek jau sakiau. Taip, tai maža to, kad blogina santykius šeimoje. Žmonai sakiau kažkada, kad jeigu pradės knarkti, tai turėsim rimtą pokalbį. Neleidžia išsimiegoti visiems ir tam, kuris knarkia, nors jis ir nepastebi galbūt, ne, bet kaip ir minėjau, kvėpavimas trinka ir aišku, tiem, kurie miega šalia knarkiančių. Trukdo gilų į miegą. 9 iš 10 žmonių pasireiškia chroninis arba lėtinis nuovargis. Kas jį sukelia? Ar tikrai nuovargį galime nurašyti darbo krūviui, stresui, o gal tai yra vienas iš ligos simptomų? Kokia yra nuovargio simptomų korekcija ir į ką būtina atkreipti dėmesį. Apie visą tai sužinosite prisijungę į gydytojo Valerijaus Morozovo video paskaitą Lėtinis nuovargis – tylioji pandemija. Jame sužinosite gydytojo rekomenduojamus metodus, kurie padės atrasti balansą ir be ypatingų pastangų padėti sau pakeisti savijautą. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijungite prie kurso net su 80% nuolaida. Pasiūlymas galios tik ateinančias 72 valandas. Taip, užmigti yra lengva, bet iš tikrųjų tu nebepailsi. Dėmesys, poilsis, protinė veikla. Dar vienas, čia nereikia būtinai ten kokiam nors storiem vyram arba apkūniam moteriam. Tokia problema, pavyzdžiui, yra su vaikais nuo 1,5 iki kažkur 3,5-5 metų, kai mes turim problemą su adenoidais. Lygiai ta pati sistema, šiek tiek kitas knarkimo mechanizmas arba neprakvėpavimo, bet lygiai taip pat maži vaikai gali blogiau mokintis, jiems gali būti sutrikęs dėmesys,
jie gali reikalauti papildomo kažkokio laiko atlikti užduotis ir taip toliau, ir taip toliau. Kol tai yra darželį, tai labai sunku pamatyti, kartais tai būna tiesiog kažkokie agresijos, emocijų proveržiai ir būtinai reikia paklausti, kaip vaikas miega, tėčio arba mamos. Taip, ar jis naktimis nekliupsi, neknarkia ir ar nėra mikroprabudimų, nes vaikas pats to neprisimins, bet taip gali būti. Ir tie mūsų neišsimiegojimai kelia insulino ir kortizolio lygį, kortizolis pakyla iš ryto ir jo yra per daug dėl to, kad mes nemiegam per naktį, o jis jau skatina insulino gamybą. Dėl to pas mus didėja cukrus, didėja alkis, atsiranda rizika dėl nutukimo, cukraligės, kraujospūdžio streso ir netgi onkologijos. O miego apnėja, tai irgi minėta kraštutinė knarkimo forma, kai nustoja kvėpuoti staiga. Taip, po gilausio kvėpimo knarkia ir tokia dramatiška pauzė. Ir galvoju, ko jinai baigsis. Tai va, tai per tą dramatišką pauzę ir mažiem vaikam dėl adenoidų ir storiem tėčiam dėl nutukimo stipriai sumažėja deguonies patekimas į smegenis. Ir kažkiek tų visokiausių ryšių ir netgi ląstelių apmiršta, apsvaigsta ir taip toliau ir netlieka normaliai savo darbą. Žmogus dažnai to pats nejaučia. Reikia klausti sugulovo, ar nebijote, kad kartais numirs nekvėpavimas. Tai reikia matyti, kaip reaguoja vyrai dažniausiai, nes tai yra dažniau vyrų visgi problema nutukusių, kai moteris pradeda dijoti, kad taip jau 10 metų jos nemiega, nes bijo, kad jis numirs ir laiko šalia telefoną su rinktu 112. Ir iš tikrųjų šansas numirti jau mano amžiaus virš 40 metų, numirti yra visiškai realūs dėl tų pačių nekvėpavimo ir deguonies sumažėjimo ir dėl tų pačių hormonų svyravimo ir to paties kraujospūdžio padidėjimo, tai insultas, infarktas gali būti labai labai sėkmingai vien tik tai to sąlygoti ir išprovokuoti ir lygiai taip pat cukraligė, kurie aišku turi savo daug lėtesnių, sakykime taip, komplikacijų, kur irgi nieko gero nesibaigia. Gydoma įvairiai ta miego apnėja, tikrai negaliu dabar suteikti jums vieno recepto. Tai gali būti ir operacija, jeigu yra ką išoperuoti, tai gali būti ir svorio metimas, kas yra sudėtinga, bet reikia. Tai gali būti ir tie patys jau mano minėti purškalai, jeigu tai yra didelis paburkimas kažkokios gleivinės, ar tai galima sutvarkyti kitaip. Gali būti teigiamas slėgio aparatai, jeigu žiūrite amerikoniškus filmus, tai ten dažnai su tokiais straubliukais miega, kaip koks Dartas Veideris, ar ten kažką, neįsivaizduoju, kaip su juo miegoti. Bet jis tiesiog sukelia papildomą slėgį, ir tada tas liežuvis, arba kas ten bebūtų užkrysdamas, nesustabdo oro tėkmės ir žmogus gali kvėpuoti normaliai. Yra įprasta nusiraminimui ir užmigimui jį pavartoti Lietuvoje, dar šildymuisi. Tai va, iš tikrųjų alkoholis nieko nedaro, nei jis ramina, nei jisai šildo, nei jisai leidžia išsimiegoti. Jis leidžia užmigti. Taip, nes tuo metu tu tiesiog užmauni šalmą tokį, kur tau dirgiklių sumažėja. Problemos visos lieka, viskas lieka, tu tiesiog jų nebepastebi trumpai. Taip, užmigti tu gali, bet tu niekada neišsimiegosi pavartojęs daugiau alkoholio. Nes būtent tą gilųjį miegą, tą REM, Rapid Eye Movement, arba lietuviškai greitųjų akių judesių fazę, alkoholis nuvogia. Maža to, jisai, kaip ir visi kiti raminamieji, sukelia nuovargį ir tokį lengvą pachmeliuką ryte. Po vieno karto to gali nepastebėti, jeigu tu nemiegoji, pavyzdžiui, 2-3 naktys, atrodo, išgersi 100 ar 200 ir išsimiegosi, ir tą nuovargį nurašysi to, kad pagaliau aš vieną naktį iš 3 išsimiegojau, bet prie to nuovargio prisideda lygiai taip pat ir tas pats alkoholis. Maža to, jisai sutrikdo autonominės nervų sistemos darbą, tai dažnas tą pajuto iš tikrųjų, pavyzdžiui, labai paprastas variantas, tai yra refliuksas išgerus alkoholio, arba prakaitavimas, arba kokie nors širdies permušimai. Taip, tai visi šitie dalykai irgi nieko gero neduoda ir irgi mus veikia. Vienkartinės, kaip ir minėjau, galbūt 2-3 dienas nemiegojus, taip demonstratyviai maktelti viskiuką taurę pilną, ir nuėti miegoti, nieko labai blogo gal ir nepadarysi, jeigu po tos vienos nakties neseks 2, 3, 5 ir 11 ir 90, bet jeigu taip nuolat,
ramintis, tai maža to, kad bus priklausomybė, tai bus visiškai sutrikę ir vegetatyvinė nervų sistema, ir hormonai pašlyja, ir koloražas per didelis, o išsimiegojimo kaip nebuvo, taip ir nėra. Kava. Yra keisti žmonės, kurių neveikia kofeinas tiesiogiai, tada jos veikia kitas alkaloidas, teobraminas, kuris šiek tiek nuramina. Yra tokių irgi mitų nepatvirtintų lygio skraidantis internete, reiškia pasakome, kad galbūt tirpioji kava nebeturi kofeino, turi teobraminą, kuris nuramina, gal, nežinau. Bet rytais kava gali pažadinti, bet kalbam ne apie tai, kad reiškia ją gerti naktį, ne, bet kaip rytinė kava gali pabloginti. Ne? Vakare jinai gali trukdyti miegą, kas be ko. Bet kaip rytinė kava trukdo vakaro miegą? Nes žiūrėkit, kokie yra kavos priklausomybės simptomai. Tai yra mieguistumas, irzlumas, dėmesio trūkumas ir sunkumas susikaupti. Tai yra visi tie dalykai, dėl kurių mes vartojame iš ryto kavą tam, kad pabūstų. Tai labai dažnas iš mūsų, kurie be 2-3 puodukų espreso nepabunda, iš tikrųjų savęs nežadina, bet tiesiog malšina priklausomybės simptomus. Jeigu mes malšinam priklausomybės simptomus, tai reiškia mūsų organizmas jau yra šiek tiek pavargęs, jis yra jau išvargęs ir nereikia tikėtis, kad ta pati vegetatyvinė nervų sistema, širdies darbas, kraujagyslių tonusas, prakaitavimas, erekcija ir mėnesinių ciklas bus labai jau tvarkingi ir labai geri ir padės mums. Jeigu mes savęs nemylim, tai nemyli ir kiti. Todėl tikėtis, kad kava mus labai pažadins po nemigos nakties, jeigu mes jos vartojam dažnai ir daug, nėra ko tikėtis, greičiausiai mes tiesiog slopinam savo priklausomybės simptomus. Vėlgi, kai pradėjau dirbti su nuovargiu, tai išaiškėjo tokių labai trafaretinių situacijų, galime sakyti. Taip, tai vienas iš jų yra, kad aš ryte be kelių kavos nepabundu, o vakare be poros viskio neužmiegu. Čia gali būti vakare vynas, iš ryto ne kava, ten koks nors argentinis gėrimas ar taip toliau, bet nesmė. Abstinencijos simptomų nuslopinimas nėra nemigos užtikrinimas. Taip, vakare poros viskio neužmiegi galbūt dėl to, kad jeigu tu kiekvieną dieną mėnesį laiko geri po porą šimtų viskio, kas vakarą tu greičiausiai esi tiesiog jau nuo to priklausomas, lygiai taip pat kaip priklausomas nuo kavos iš ryto. Ir čia visiškai ne joks gydymas. Vėl sklando tokie gandai, kad naujai įsikūrusi Izraelio valstybė, viena pirmųjų, kurie apdovanojo, buvo Hitlerio gydytojas. Anekdotinė situacija, tai gali būti visiškai netiesa. Reiškia, nes tas buvo Adolfui paskyręs iš ryto labai daug amfetamino, palengva didino, nes tuo metu amfetaminą kaip tik buvo atradę ir ten visi apkasuosiai ten jį rydavo, kad neužmigtų. O vakare, kad jisai nusiramintų, jam duodavo barbituratų. Tai yra anų laikų spokajonsai, kurie dabar beveik visiškai nenaudojami, nes apie 70-80-osius tapo aišku, kad jie pavojingi. Tai va, tai iš ryto jis buvo visiškai chemiškai užaktyvintas, išsekęs ir vakare toks išsekęs be reiškia raminamųjų neužmigdavo. Tai va, tai nereikia to daryti su savim patiems, nereikia ryte kankinti save su kofeinais, o vakare žudyti save su alkoholiu. Nieko gero iš to nebus. Fizinis krūvis. Čia jau faktas, čia joks nemitas, jis yra būtinas, jis yra privalomas, kad ir kaip tau būtų sunku, kaip tu kojų nebepavilki, bet būk gerutis, pakelt savo užpakaliuką ir tas kojas pavilk. Nes tai yra vienintelis būdas sudeginti adrenaliną. Taip, adrenalinas išsiskiria to paties insulino ir kortizolio ir streso ir nerimo išdavoje ir tik tai palaiko visą tą. Taip, o kartotinas krūvis kaip pasiekiamas rezultatas, pavyzdžiui, tu nusibrėžiai, kaip aš mėgstu sakyti, visiems pasivaikščioti apie 5-6 km ir tu pagaliau pradėjai eiti savo 5-6 km ir nuėjai ir vieną, ir antrą, ir trečią, ir penktą kartą tu vėl pasieki, tai manoma, kad tuo metu dopamino ir serotonino išsiskyrimo lygis yra prilyginimas geram orgazmui. Tik tiek, kad orgazmas įvyksta per kelias sekundės, o tas išsiskyrimas įvyksta per 15-40 minučių. Idealu tą daryti laukia, dėl N+1 dalykų. Ir grūdinimasis, ir smegenų praplovimas laukia vaikštant, tai yra kur kas geriau negu sandėliuke ten mint savo tredmilą, kad ir kiek jis brangiai ten kainuotų tas bėgimo takelis. Kitas dalykas tai visgi saulės gavimas, kaip jau minėjau. Niekur mes be saulės nebus, negausim saulės, nemiegosim, kad šiandien aš pasakočiau jums apie kitus būdus, esminis yra saulė, saulė, saulė.
ką daryti su krūvių aktyvumu, nėra didelio iš tikrųjų vieno recepto. Gali būti, kad ryte labiau intensyvų laikyti, o vakare ramų. Vakare pasivaikščioti, iš ryto kilnot štangą. Bet gali būti ir kitaip. Ta prasme, čia lygiai taip pat kaip su kokio nors pavaldymu. Vieni nepavaldė neužmiega, kiti atvirkščiai neužmiega pavaldė. Ir labai paprastas vėl variantas, jeigu jauti, kad nervas ima, džorgas, nervas, tai išeik pasivaikščioti. Jeigu nežinai, ką daryti, čia iš kitos operos, bet irgi, nežinai, ko nori, išeik pasivaikščioti. Nežinai, ką daryti, išeik pasivaikščioti. Jeigu traukiau prie šaldytuvo, nes kažko nori, bet nežinai ko, ne, išeik pasivaikščioti. Grįžęs suprasi, ar šis kažko nori ar ne. Dar vienas mitas yra paskrolinti telefonų užmygimą. Neužmiegu, tai aš paskrolinsiu. Nu, tai čia jau kalbėjau šiandien. Ir mėlyna šviesa, ir ryškus vaizdai, ir per daug informacijos, ir dėmesio sužadinimas. Ir niekas taip neužvėlina nuėjimo miegoti, kaip lindimas į kokį nors YouTube ir pradėjimas žiūrėti ten trumpų filmukų arba ten dainuškių leidimas, ne? Nes reikia dar vieno ir žiūrėk, ir 3 nakties, o tu visiškai nenori miegoti. Vėlgi, imkime pavyzdžių iš tų dalykų, kurie tikrai sukelia miegą. Ne? Kur visi miega? Bažnyčioje, skaitydami nuobodžias knygas, pavyzdžiui, ten kokią nors kvantinę fiziką, ne? Arba kai tik tai ateini į darbą, iš karto užsinori miego. Tai pirmin, tai tą ir darom. Ko nuobodžiau ir ko rutiniškiau. Šiltas pienas, žolelio arbata, arba ten dar kas nors, ne? Veikia. Veikia iš tikrųjų kiekvienam savo veikia ir veikia kiekvienam tai, kas yra naudojama dažnai ir kas sukelia šiltus jausmus. Pageidautina tą naudoti nuo vaikystės. Tradicija, komfortas, saugumo jausmas, ritualas. Jeigu kažkada mylima mamytė arba mylima močiutė jums darydavo šilto penuko su ten sviestuku arba su medučiu ir jūs išgerdavot ir norėdavot miegoti, ir dabar tą patį padarykit, ne dėl to, kad šiltas pienas mygdo, ne dėl to, kad ten medutis kažkaip ten ramina ar ten dar ką nors padaro, o dėl to, kad tai jums asocijuojasi su komfortu, tai jums asocijuojasi su saugumu ir tai yra tam tikras ritualas, kuris jums yra žinomas, tai yra malonu, tas nuramina. Ne, kačiukai, murkia, šuniukai, kaip jiem gerai čiapsi, ne, taip liežuvį surėsdami, nes ir vieni ir kiti imituoja, kaip jie, kačiukai dar minko tešlą, ne, tai minko mamos papuką, ne, jie man asocijuojasi su to mityba, su mamos ryšiu. Tai va, tai kadangi mes esame žinduoliai, kurie ilgiau auginam savo vaikus, negu kad per žindymą, tai mums yra kur kas daugiau asociacijų su mama, negu vien tik tai pieno gėrimas. Tai va. Dar vienas dalykas yra miego higiena. Čia jau Google'as jums pagalba, nes čia galima kalbėti belenkiek. Tai pavyzdžiui, tokie patarimai kaip vėsus, tamsus ir tylus kambarys. Atrodo, visi žino, bet ateini pasižiūri, kur tu miegi. Nei ten vėsu, nei ten tamsu ir kaimynai beldžiasi, tai ko norėjo. Jokios aktyvios veiklos prieš miegą, seksas nesiskaito. Ypač seksas su sutuoktiniu ir nėra nei aktyvi, nei įdomi, čia labiau prie tos bažnyčios ir storos knygos skaitimo. Lovą naudoti tik miegui ir seksui. Negalima joje dirbti, negalima joje valgyti, negalima joje visą dieną valiotis ir žiūrėti filmus. Jeigu jūs vis tiek gerai užmiegat, tai darykit, ką nori, bet jeigu jūs jau nemiegat, tai turi būti asociacija. Šitas kampas miegui, šitas kampas valgiui, šitas kampas, ten žinot, dar kam nors. Taip, tai darbui. Tai lovą nenaudojam niekam kitam, tik tai miegui ir seksui. Ir toks galbūt iš mažiau girdėtų patarimų, kad neužmigus 15-30 minučių atsikelti ir nuveikti kažką ramaus ar nuobodaus. Pavyzdžiui, vyro kojines surašytas skalbtas. Daugiau, ten iš tikrųjų daugiau yra ir kokias patalinės patartina naudoti ir dėl tų pačių čiužinių ir vėsumą ir tikslės temperatūros, tas gradacijas, galite iš tikrųjų užsigūglinti ir pasižiūrėti. Labai būna kartais labai paprastų sprendimų, kur net nesugalvotum. Baltas triukšmas. Dar yra rožinis ir raudonas. Taip, tai baltas yra, aš nežinau, galbūt tie, kas ten daugiau domisi muziką ir taip toliau supranta, apie ką aš tai nelabai.
yra nuolatinis visų oktavų, nuolatinis fonas nesikeičiantis, rožinės, tai yra besikeičiančios visos oktavos, raudonas ir aktyvumas to garso besikeičiantis. Tai manoma, kad, pavyzdžiui, rožinio tai yra krioklys, o raudonas tai galėtų būti ten koks nors tropinis lietus, tropinė lietus. Tai baltas triukšmas iš tikrųjų leidžia užmigti greičiau. 38% per tyrimus užmigdavo greičiau negu kad tų, kurie nenaudoja. Leidžia išsimiegoti ramiau. Bet šitas būdavo tik tai triukšmingo aplinkoje ir nepažįstamo aplinkoje. Tai yra ligoninėse, ten kur nors ten stotyse ir taip toliau kelionėse. Leidžia susikaupti būdravimo metu, tuo metu, jeigu mes turim dėmesio problemų. Bet su to puikiai, pavyzdžiui, susitvarko ir šiaip ausinės, kurios dabar tos yra noise, reiškia, išjungiantis triukšmą. Ne? Nuo vaikų, pavyzdžiui, man pasislėpti labai gerai. Užsideda ausinės ir tėčių nėrdamas. Ir galbūt, neįrodyta, bet įtariame, kad gali sąlygoti dėmesio ir agresijos problemas pabudus, ypač aktualu vaikams. Jeigu vaikas 10 metų sugeba užmigti tai su šituo ir tada pabudęs pradeda rėkti ir mėtytis blineliais, nes jie yra nepakankamai iškepti arba netokios formos, tai arba jis yra šiaip pašlepintas, arba jam baltas triukšmas trukdo. Tai iš karto, kalbant apie preparatus. Visas medikamentinis gydymas efektyviausias tik su gyvenimo būdo ir rizikos faktorių korekcija. Jis gali padėti trumpam, kaip tas 100 gramų, 3 naktis nemiegojęs, ne? Bet jeigu mes kalbam apie ilgalaikį dalyką, tik tai viskas kartu. Ir bet koks gydymas gali, medikamentinis papildais ir taip toliau, gali sukelti priklausomybę, bent jau psichologinę. Net prie to paties balto triukšmo galima psichologiškai priprasti ir bijoti neužmigti dėl to, kad tu pamiršai savo device arba ausinės, su kuriais tu sugebėdavai užmigti. Ne? Žiūrėkit, vaikai ir ten koks migdukas. Taip, ten koks nors kūdikėlis, kurį ten, žinau, ten beždžionėlė, šuniukas, meškiukas, kurį visą laiką apsikabindavo. Jo nėra ir vaikas nebemiega. Psichologinė priklausomybė. Labai trumpai apie rimtus vaistus. Benzodiazepinai ir Z vaistai, ne, tie, kur su Z raidė prasideda, arba uspakajoncais, taip, Rolando Kazulo išpopuliarinti. Tai labai trumpam, ne patys uspakajoncai, bet žodis uspakajoncai, Kazulo išpopuliarintas. Labai trumpam, bet nedažniau negu 4 dienas per savaitę ir neilgiau negu 4 šias savaitės jie gali būti vartojami miego sutrikimams gydyti. Tai yra visiškai nereiškia, kad jeigu jums daktaras išrašė 20 tablečių, kasdien galėsit gerti. Aš kalbu apie ūmius dalykus, vėlgi prie tos pačios klausytojos, kuris sakė, kad 15 metų vartoja vaistus, tai visiškai kita situacija, ir greičiausiai niekas tų vaistų jau nebenuminės, bet kuo reičiau stengtis ir kuo mažesniam dozėm ir gink dievė nedygint. Šitie vaistai yra labai nesaugus, bet labai populiarūs Lietuvoje, kaip minėjau, 10 kartų dažniau rašome negu kad aplinkinėse valstybėse. Kodėl? Nes apsvaigina. Kad ir kaip ten bebūtų, taip, ten 19 kartų jūs geriant jau to apsvaigimo nėra, bet pradžioje yra. Ir pasąmoningai mes to norime. Ir antidepresantai, kurie yra kur kas saugesni, jos galima vartoti ilgai, bet jie yra nepopuliarūs, nes neapsvaigina. Dėl to alkoholis yra populiarus, nes apsvaigina. O valerijonas netoks populiarus, nes nesvaigina. Bet valerijonas lašiukų pavidalu, kuris turi alkoholio, labai gerai. Magnis yra visiškai saugus. Perdozuot neįmanoma, tiesiog paleis vidurius, štai ir tiek. Labiau iš tikrųjų veikia užmigimą ir jeigu mes turime problemų su užmigimu, jis gali mums padėti ir kas yra įdomu, kad visiškai nesvarbu, kada mes jį geriam, ar vakare, ar ryte. Galbūt dėl to, kad labiau jis visgi padeda tiems, kuriems to magnio trūksta. Reikia daryti tyrimą, aš prieš vartojimą medicinoje, dėl to kur kas paprasčiau yra nusipirkti magnio, kas yra pigu, nereikia pradėti jokių tyrimų ir išgerus jo, jeigu jūsų savijauta pagerėja, atsiranda mažesnis, ten, nežinau, koks nors permaišymo šansas arba raumens ten traukuliukai ir pagerėja miegas, valio vartokit. Dozavimas individualiai 100, 300, 500 mg. Ir kaip ir minėjau, didelio skirtumo vakare ar ryte nėra, placebas, aišku, labai stiprus daiktas ir veikia apie 1/3 pacientų ir dėl to galbūt geriau vakare. Ir vėlgi, kokią formą mes įvartosim, ar ten citratas, ar sulfatas, ar dar kas nors, iš principo skirtumas tik dėl žarnyno dirginimo. Ar sukels ten papildomą dujų pūtimąsi kokį nors ar ne. Melatoninas, mačiau ir klausimai eina apie melatoniną.
iš tikrųjų irgi tik užmigimui. Jis visiškai, absoliučiai neveikia ilgojo to miego fazės ir jeigu jūs vartojate tam, kad nepabus naktį, klystat. Nieko nebus. Jis tik tai užmigimui. Vakare 1-2 valandos, galima 15 minučių iki miego, bet tokiu atveju greičiausiai suveikia dėl placebo efektų. Veikia tik esant saulės šviesos trūkumai arba kai mums reikia labai greitai persijungti naują cirkadinį režimą, pavyzdžiui, tas pats jetlagas, laiko juostų persukimas. Jeigu jūs saulės šviesos gaunate daug, o vis tiek neužmiegat, tai ieškokim kažkur kitur problemos. Dozavimas vaikams 1-2 mg, suaugusiems 1,3, paaugliams 1,3, suaugusiems 1,5. Kiekvienam gali būti individuali dozė, gali būti net mažesnės. Vaikams ir paaugliams atsargiai skirčiau, nes gali veikti šiek tiek brendimo. Problemas nėra, vėlgi čia viskas įrodyta labai paprastai, bet susilaikyčiau. Ir kas yra blogiausia, kad vartojant dideliam dozėm 5, 10, 15 ir taip toliau, gali sąveikauti su saulės šviesa ir dėl odos vėžio, ypač jeigu yra didelės dozės ir paveldimumas. Taip, tai labai atsargiai, jeigu jau gaunat šviesos, kaip ir sakiau, melatonino šiaip papildomai nereikia, o jeigu vartojat didesniem dozėm, tai galite prisižaisti. Valerijonas. Išskirtas iš kitų žolių, nes iš principo vienintelis realiai migdo. Tikrai vienintelis, kuris gali duoti užmigimą ir miegojimą, nepavyko man surasti, ar jis veikia kažkiek gilų į miegą, bet spėjo taip, nes šiek tiek raminantis poveikis yra. Jeigu jau gerite po pusę buteliuko, tai klausimas, ar padeda valerijonas, ar ten kokie 20 ml labai stipraus alkoholio. Labiau, dozavimas yra individualus, pripratimas labiau psichologinis, jeigu tik alkoholio nėra. Ir visom žolėm rekomendacijos naudojama yra 21 dieną vartojant, 21 ne. Dėl to, kad labai dažnai visas žolinis gydymas veikia refleksiškai ir tiesiog kiekvieną kartą, kai mes pastoviai naudojam, tą patį refleksą išgauti reikia vis didesnės dozės. Tam, kad nereikėtų, kaip ir sakiau, po pusę buteliuko valerijono gerti, tai reikėtų daryti pertraukas. Kas turi bendro tarp čiužinio, kuris užtikrina miegą ir kurio pilna visas internetas, kaip sakiau, ir man siūlė pardavinė. Tabletė, kuri užtikrina miegą, išgeri ir išsimiegė lūžti, atostogas, per kurias gerai miegasi, o visą kitą laiką ne. Ir balto, rūžo arba raudono trūkšmo. Tai, kad visiems šitiem dalykam nereikia jokių pastangų. Kažkas užtikrina jūsų miegą. Taip dėja nebus. Taip, mes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, turime kažką padaryti patys. Tai buvo pirmas receptas, kuris veiksmingas, bet labai mažai. Antras receptas, tai yra geriausias receptas. Tai saulės šviesa iš ryto, saulės šviesa dieną, saulės šviesa vakare, fizinis aktyvumas, kol jūs renkat tą saulės šviesą. Ir vengti psichoaktyvių medžiagų, alkoholis, kava ir cigaretės arba užmigimui arba pabudimui. Ir pagaliau mylėti save ir to, kas šalia miega, tam, kad išsimiegotumėt abudu. Tikiuosi, kad šis video jums buvo naudingas ir atradote savo naudingų patarimų. Kad nepraleistumėte kitos savaitės paskaitos, nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti apačioje. O jeigu domitės psichologija, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų psichologijos ir sveikatingumo kursus. Labai kviečiu jūs pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės mokymo kursų Stresas, slaptas priešas sukeliantis panikos atakas ir depresiją. Jame gydytoja papasakos, kaip stresas lemia, kad įpuolame į užburtą ligos ratą. Taps aišku, kodėl streso būsenoje organizmas geba išlaikyti atsparumą, tačiau tik atsipalaidavus sutrinka ir susergame. Gausite antistresinę programą, 3 vertingus patarimus, kaip efektyviai mažinti kortizolį, kaip jį sureguliuoti, kaip išeiti iš hormonų disbalanso, kuris lemia imuniteto silpimą, svorio šokinėjimą ir miego sutrikimus. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.